Sveiki, mielieji! Noriu papasakoti apie dar vieną indeksacinį instrumentą, kas liečia moteriškas organus. Tai dabar paminėsim apie moteriško organo nusileidimas. Nusileidimas dėl ko tai gali būti, dėl ko moteriško organai pajuda iš vietos, dėl ko jas nusileidžia, dėl ko gimda leidžiasi žemyn, dėl ko šlapimo pūslė jinai ir lygiai taip pat pasileidžia, dėl ko nelaiko audiniai būtent šios srities. Tai viskas čia tai yra susijęs su pirmąja čakra ir taigi dėl ko visas tas nusileidimas vyksta. Ogi tai gali būti dėl daugelio susirgymų, tai kaip ir disbakteriozė, disbalansas floros, taip, endometriozė, patogeninė flora, būtent moteriškoje srityje. Dubens kaulai, tai kai yra osteoporozė, lygiai taip pat dubens kaulai prayrė, taip pat ir gali būti po gimdymo dubens kaulai tiesiog nesueina, būtent tas nuokrypis jisai netitinka standartų, taip kaip buvo anksčiau, ar ne, ir tas nuokrypis yra ir išlikęs po gimdymo. Taip pat aplombos audiniuose, tai gali būti taip pat silpna peristaltika audinių, šlapimo nelaikymas, visas tai įtakoja. Lygiai taip pat gali būti cistos, miomas, gimdos, fibroidinė mazgai. Taigi vystosi audinių silpnumas. Taip pat to įtakoje yra ir reproduktinės sistemos sutrikimai, taip, kai vystosi audinių silpnumas. Taigi tai vis dėlto tai yra nėra vienos priežasties, tai yra daugelį priežasčių, visą tai įtakoja, ne, ir leidžiasi mūsų moteriška sistema, gimda, audiniai, taip, leidžiasi žemyn, leidžiasi, krinta tarsi ir moteris pradeda jausti nesklandumus, nepatogumus, skausmą apatinėje pilvo dalyje. Lygiai taip pat skausmą ir strienose, ne, yra tarsi irgi toksai moteriškos srities, ne, atspindys, tarsi kad ne viskas yra tvarkoje. Ir tai ir vystosi dėl to, kad nėra energijos, tai yra pagrindinė priežastis, kad trūksta tenai energijos. Taigi priežastis, kaip ir sakoma, gali būti įvairios. Tai visa tai įtakoja, visas šias išvardintas patologijas įtakoja moteris, kaip bebūtų gyvena emocijomis, jinai išspinduliuoja visas savo emocijas ir tos emocijos gali būti tai ir nuoskaudos, gali būti neišsakyti žodžiai, lygiai taip pat gali būti ir žodžiai, kurie nutylėti ir visos tos nuoskaudos yra, visas tai siejasi su vyriškosios giminės atstovais ir tai būtent dėl to mūsų moteriškoji sistema taip kenčia, taip. Ir pagrindiniai susidėvėjimo rodikliai tai yra dažniausiai krūtinė, mažojo dubens organai ir gimdos sistema. Ir visa tai yra pirmosios čakros rodmenyse, taip. Taigi yra visa sistema, susilpnėja raumenų karkasas, kaulų karkasas, visa sistema tampa silpna, visa moteriška sistema, audinių sistema, būtent šioje srityje, jinai tampa silpna. Ir jeigu dar yra patogeninė flora, ypatingai jeigu dar valgote saldžius produktus, vartojate gliuteną, tai iš patogeninės floros greičiausiai neišlipate, jinai pastoviai veisiasi, ją paskui sunku būna labai atsikratyti, lygiai taip pat pradeda veistis ir grybelinė flora ir tiesiog užburtas tada lieka ratas. Ir tuo metu
išeiti iš šios patogeninės situacijos jau yra labai sunku ir praktiškai ir gydymo tokio kaip ir nėra. Operacija gali būti, bet jinai irgi gal jinai rizikinga, bet ar kuri labai norite tas operacijas turėti, irgi kitas klausimas. Taigi praktiškai anksčiau ar vėliau moteris prieina prie šios destruktyvios situacijos, destruktyvios formos. Tai jeigu dar nedirbate su kraujotaka, jeigu dar nedirbate su fiziniu kūnu, tai viskas vystosi daug greičiau. Jeigu dar dirbate su kraujotaka ar su fiziniu kūnu, atliekate įvairios pratimus, ten ir ar tai tempimo, ar tai kitokius pratimus, tai vadinasi šiek tiek viskas bus vėliau, bet jinai vis tiek prieis prie tos situacijos, nes visos tos emocijos, visi šitie rodikliai, kurie jie kaupiasi būtent moteriškoje sistemoje. Jeigu jūs nemokate susitvarkyti su savo emocijomis, su savo mintimis, nemokate būti sąžiningi patys savo ir kitiems, tai vienaip ar kitaip, kas liečia vyriškąją giminę, moteris dirba, kaip ir sakiau, emocijomis. Tai vienaip ar kitaip prieisite prie tos situacijos, prie šios formos, destruktyvios formos, kuomet pradeda irti visa moteriška sistema, visas moteriški organai, leidžiasi, audiniai tampa silpni, karkasas silpnas. Taigi, tas instrumentas, apie kurį dabar aš šnekėsiu, tai jisai ir yra, kad sustabdyti destruktyvias formas, kad perkrauti sistemą visapusiškai ir reikia, kad paleisti naują energiją į pirmą čakrą, į antrą čakrą, į organus, kurie yra moteriškoje sistemoje, mažajame dubenyje, į inkstus, lygiai taip pat inkstai, žinote, kad labai jie kaupia labai daug baimių formos, kadangi yra ypatingai destruktyvios, jos labai dedasi ant pirmosios čakros, tai yra visa šitas rytis, visi šitie organai, tai yra ir inkstai, ir šlapimtakiai, ir dėl ko paskui gali vystytis ir šlapimo nelaikymas, tai visose moteriškose sistemoje. Visa tai dedasi būtent šioje srityje. Taigi tam, kad paleisti vėl iš naujo dirbti energiją, atkurti pirmosios čakros darbą ir tą energiją, kad aktyvuotų visus jūsų organus, visus audinius, kaulinę sistemą, raumenų sistemą, audinių sistemą, būtent šioje srityje, tai reikalingas yra šitas instrumentas, kuris gali jums padėti būtent šiuo atveju. Tai yra gilus daugiaformis darbas, paleidžiantis vėl dirbti organus ir audinius. Taigi todėl, kad pajungti šitą energiją, kuri vėl pradėtų cirkuliuoti jūsų organuose, jūsų audiniuose, jūsų mažojo dubens organuose, gimdoje, vėl tam, kad pradėtų vėl jinai cirkuliuoti aktyviai, išjudindama visus blokus, vėl tam, kad galėtų vėl sutvirtinti audinius, kad jie galėtų atsistatyti į savo vietą, kad jie jau nenusileidinėtų, o grįžtų į savo pirmapradę vietą. Taigi ta energija jinai turi būti labai stipri ir užvedanti visą organizmą, visus audinius, visus organus, vėl grįžti į tą pirminę pradinę situaciją, į tą pradinę būseną. Taigi ta energija, kaip ir sakiau, turi būti labai stipri. Kompleksinė tankiosios formos energija ir tik tai prie tankių formų, prie tų energijų, kurio yra
aukštesniųjų formų energijos, kuri gali pasiekti jau žmonės, ane, jie gali būti ir realizuojama būtent šita užduotis. Taigi šio instrumento tikslas yra, kai yra nusileidusios moteriškos sistemos organai, kai reikia sutvirtinti audinius, pakelti juos, kai reikia paleisti iš naujo, perkrauti energiją, padaryti restartą, energetinis restartas moteriškai sistemai, kai organai mažojo dubens irgi lygiai taip pat pasileidę ir arba yra aplombos, arba inkstų srities sistema, taip irgi jinai turinti aplombų. Taip pat jeigu yra netvarkinga reproduktyvi sistema, ar tai hormonalinė sistema, ar tai kaulų modulis, būtent kai yra klubų kaulai, yra pakrypę, taip, lygiai taip pat gimdos sritis, kiaušidės ir aplombos, pavyzdžiui, audiniuose, jeigu jinai yra kažkokios tystos, ar tai kažkokie sutankėjimai, ar tai yra augliukai kažkokie, ar tai, kai yra kokia silpna peristaltika, arba šlapimo nelaikymas, ar tai energijos trūkumas, ar tai jeigu pastebėte, kad jums tiesiog trūksta energijos, jeigu nėra noro, ir tokia tuštuma vidinė, irgi tai gali būti prisiejama prie moteriškų organų sutrikimų, aplombų. Tai tiesiog reikia stebėti. Ir kągi mes darome šiame instrumente. Reikalingas vilnonis siūlas, 100% vilnonis raudonas siūlas. Prie siūlo reikalinga ir natūrali žvakė arba agregorinė žvakė, arba natūrali vaško žvakė, su kuria yra aktyvuojama energija. Taigi jau kai turėtumėte, jeigu šios jau 2 dalykus ir norėtumėte paleisti šitą instrumentą veikti, paleisti energiją veikti, pripildyti pirmąją čakrą, paleisti organus, atsistatyti, tai tiesiog turint šios visus produktus, galite jau susisiekti su manimi ir mes galime aktyvuoti energetinį darbą. Dabar noriu pasidalinti apie tai, kas mano stebėjime buvo, kokios situacijos, kai dariau aš savo, kai dariau kitiems žmonėms. Tai kas buvo tiesiog, antroje dienoje moteris pasakojo, kad padidėjo kiaušidė. Jinai padidėjo taip, tarsi būtų prieš mėnesinės. 6 dienoje irgi lygiai taip pat tiesiog pradedi jausti kiaušidės. Jos gali būti padidėjusios, gali būti sumažėjusios, bet pradedi jausti abiejų šonų kiaušidės. 7 dienoje moteris pasakoja, kad atsibūdo seksualinė energija, atsibūdo kundalinė energija, kiaušidės lygiai taip pat šiek tiek jautė, bet jau skausmo nebuvo, bet tiesiog galėjo jausti, kad viduje vyksta kažkoks procesas. 8 dienoje galima jausti, kad tarsi audiniai susitrauktų, kiaušidės susitraukinėtų į vietą, lyg tai gali būti ir pulsacija kažkokia tai audinių, bet gali būti ir tiesiog taip jautimas lyg tai maustų, bet jaučiasi toksai stangrumas ir lipimas į viršų, lyg tai audiniai susitraukia. Taip pat raumenys jie tampa stangresni, lygiai taip pat ir gimda lyg tai daugiau pakėlėja į viršų, lyg tai audiniai tokie stangresni tampa ir netgi moteriškos srities, lytiniai organai, jie būna lyg tai stangresni tokie. Ir 9 dienoje buvo visi tie skausmai, kurie lydėjo visą šitą laiką. Gal net neskausmai, bet nepatogumai
9 dienoje jau jie visiškai išnyksta ir jaučiasi toksai stangrumas, toksai pakilėjimas į viršų. Šiaip rekomenduojama laikyti 7, taip pat 14 dienų arba 21 dieną. Priklausomai nuo situacijos, priklausomai nuo diagnozės, priklausomai nuo organizmo, ant kiek jisai yra susidėvėjęs, ant kiek jisai yra irimo procese. Taigi, mylėjai, jeigu susidomėjote, jeigu jums reikalinga kažkokia tokia pagalba, kurios dar niekas daktarai neatlieka apart chirurginio procedūrų, tai tiesiog galite kreiptis, bandyti įvairius variantus ir energetinis gydymas lygiai taip pat jisai galioja. Ir šiaip mes visi grįšim prie energetinių gydymo, visi tiesiog turi ateiti tam laikas, kad žmonių sąmonė suprastų, kas yra energetinis gydymas, kas jie patys yra, kad jie patys yra energijos. Taigi mes visi grįšime prie energetinių gydymų, prie DNR kodų, augalų. Taigi visas tai yra įmanoma. Na, kas liečia augalų kodus, tai dalyko šito atlikti negalima su DNR augalais, bet tik tai energetinėme gydyme galimas šitas variantas. Taigi, jeigu susidomėjote, tai tiesiog galite, tiesiog rašykite ir tiesiog bendrausime.